jinai nelabai žinoma yra Lietuvoje. Jie atsimena, buvo kažkada senoviai. Mes klausėm, ar žinot jūs? Sako, žinom, pas močiutę standart šaldytuvas. Bet iš karto neigiamas, man tai susidarė įspūdis, kad daugiau toks neigiamas, kad čia kažkokia seniena jau ten primenas. Jinai kažkokį turi biudžetą, jinai Lietuvos rinkai. Tai tas biudžetas kažkiek. Jūs pretenduojate tą biudžetą? Man tai iš tikrųjų prezentacija daug klausimų labai sukėlė. Čia dar kažkas sakė, gal. Aš čia paklausti, jūs didinat jų žinomumą, taip? Ir didinat jį tarp studentų. O potencialūs pirkėjai kas yra? Tai studentai čia tiesiog auginimas. Jo, tas užsiauginimas. Jo, bet suakcentuokit rinkos nurodymus. Klausimas, ką jūs norit padaryti? Jūs parodykit, 14 metai, tai kad 20-ais pirktų jaunimas. Konkretus. Jo, jūs šiaip paminėkit, kad reikia užsiauginti savo rinką ir kaip greit nesidaro, dėl to jūs paėmė tą grupę ir jums reikia 3-5 metus ją auginti ir va to amžiaus jie jau kurs šeimas ir pirk šaldytuvus. Bent jau teoriškai. Teoriškai, jo. Galit pasižiūrėti, kiek, kada Lietuvoje žmonės įsigyja apskritai mūsų savo grupę. Nu, kad pagrįstume. Jo, bet ta informacija labai yra aktuali. Prasme, kad 26-7 žmonės pradeda galvoti apie būsto įsigijimą, nes iki tol gyvena barakose, pas tėvus ar dar kažkur. Ne? Ta prasme, nu, va ta yra informacija, kad, nu, jinai yra aktuali. Kitas dalykas, skaičiai, ne, kad Snaigė tik 3% visos savo gamybos realiai parduoda Lietuvoje. Ir kad užima tenai Lietuvoje pagal žinomumus tam tikrą dalį. Nu, nežinau, kilintoje vietoje, 10-uką papuola, nepapuola, aš neatsimenu. Bet, nu, turite tyrimą, tai kelis skaičius, labai trumpai, ta prasme, nu, jūs ir taip laiko daug labai užėmės, ne? Jums stipriai reikia trumpinti. Gal ne taip reikia akcentuoti ir ten detaliai pasakoti, kas ten galima Facebook'e daryti, arba ką ten galima daryti festivaliuose. Bet, vat, svarbią informaciją, nu, būtina daryti. Ir būtina ją pateikti. Man tai dėl to žinomumo dar. Kaip jūs su tą žinomumą suprantat? Ką jūs į tą žodį įdedat? Nu, vat man klausimas tas visą laiką. Tai reklama, gal čia dabar mes tą ir reklamą. Tas teigiamas požiūris, kad Snaigė gera, kad jinai jaunatviška, kad geras asociacijas kelta. Bet kodėl jūs manot, kad jinai gera, jaunatviška? Iš reikia pagrįsti. Ta prasme, jūs jau pasakėt, kad jinai lik ir ten kokybės santykių, ten, kažkaip, nežinau, su to žinomumu, man tai truputį taip vyksta. Kai naujas brendas yra, jisai tada bando, kad visi įsidėmėtų ir paskui jau tik pradeda kažkokias siūlyti ar paslaugas ar akcentuoti. Nes man atrodo, anglų kalboje tas visas, apie ką jūs šnekat, yra vadinama brand awareness. Nu, bet čia brando paties. Ne branding daugiau, kai tu apskritai bandai brandą naują įvesti, nes aš manau, kad yra kažkoks, ir tai jaunimas žino, tik jiem asociacijos kyla su Snaigė nelabai tokios. Šiaip tai jo, nes visi prisimena tos senus, kurie labai buvo ir tai ta jaunatviškumas čia klausimas, iš tikrųjų, čia jo pagrindas. Jo klausimas, vat kodėl, nu, jo, kur ta problema kyla? Ar kad jos nežino, kaip brendo jo nežino, ar kad jo neperka dėl kažkokių priežasčių. Nes gal galvoju, yra kažkoks mitas, kuris yra, nu, tiesiog kažkoksai prielaida kažkokia. Nes, pavyzdžiui, labai rimta priežastis, kad Snaigė Lietuvoje nuo 2006 metų išleido 0 reklamai. Ne? Nu tai yra, ir 14 metai bus pirmieji, kada jie apskritai kažkokį biudžetą turės Lietuvoje reklamuotis. O tai ko jie nori, kad jeigu jie neleidžia visai reklamai biudžetą, tai ko? Todėl, kad jie buvo labai sunki situacija. Ir dabar jau jie pradeda, atsigauna ir pradeda. Ir dabar jie mato, kad jiem reikia užsiauginti savo klientą. Nes jeigu jie nori smūginio efekto, nuo Lietuvoje ten, pavyzdžiui, iš 9 vietos pakilti į 2, tai jie ten turi investuoti 10 000 litų, ne? Bet tai šitą tikriausiai verta paminėti, tai kad su tokiom, kad kai investicijų nebuvo, tai gal būtent dėl to ir tas žinomumas, nu, krito.
Ir liko tik blogos asociacijos kažkokios. Ne tai, kad blogos, bet kažkokios vat neigiamas. Kažko seno, galbūt nekokybiško. O iš tiesų tai tas snaigė visai konkuruoja su kokia grupe? Šaldytuvu. Tai va, bet jūs... Ar su Beko, ar su Electroluxu? Su kuo jie konkuruoja? Pagal savybę savo. Nu tai va, Virpul Samsung, jie patenka į tą kategoriją, kuri rimta yra ir jie vadinasi verti pagal savo savybę. Parodykit, kokie kainų klasiai, kurioj pozicijoje jie, kaip ir kokie savybių žinomi brendai. Nu ten labai, ten matai labai daug jūs apačiai privarėt ir dėl to neišskiriu tų pagrindinių dalykų. Man tai dar labai daug klausimų kilo, kai jūs savo sprendimų seką dėliojot. Ir ten buvo, nu, pasirinkom neiti į užsienio rinką. Ir nežinai, kodėl pasirinkot ne užsienio rinką, o eit va tuo keliu, kuriuo dabar nuėjot. Ir neaišku, kodėl pasirinkot ne ekologijos kryptį, o jaunimo kryptį. Tai kažkokį duokit pagrindimą tiem sprendimam. Ekologija buvo neįdomu tiesiog. Ne, bet taip negerai. Čia jūs turit savo strategiją pagrįsti, jeigu rodot kelią, jūs turit jį pagrįsti arba tada to kelio nerodykit kažkaip. Per praeitus pristatymus, man rodo, buvo pristatyta, kodėl ekologijos pasirinkot, kad tai yra per daug nuvalgyta ir per daug jau... Tada galvojom pasirinkti, bet man tai buvo visiškai neįdomu dėl to, kad pakeitėm kryptį. Nu tai sakykit, kad jūs galvojat, kad inovatyvesnis būdas, ne toks, vat, jo, kažkoks iš kito kampo yra vat tas, ir taip ir sakykit, jo. Ir paskui man dar klausimas kilo, kodėl būtent čiuožyklos ir kodėl festivaliai? Tai dėl to, kad festivalį tai jaunimas daugiausia vis tiek. O čiuožykla šiaip labai jų asociacijos yra. Snaigė, šaltis, tada vis tiek būtų tas toksai einam į snaigės čiuožyklą, čiuožinėt, nu toksai biškai reklamos. Taip, šitą irgi reikia pritaikyti tikriausiai, kad ne veltui. Kodėl naudojama? Ir paskui galit net pabrėžti sezoniškumą, kad tarkim čiuožyklų sezonas tęsiasi šaltuoju žiemos, nu, šaltuoju laiku. Ir paskui, tarkim, jūs jau savo visą tą atrakciją akciją keliat į vasarą, nu į festivalius, kad testinumą parodytumėt savo visos tos, kaip čia, strategijos ar plano. Tai viską pasižymėkit, žinokit, čia labai vertingos yra visų pasiūlymų. Ir skaidrės neperkraukit, nes nežinom, kur fokusuotis tada. Tai mes šis galvom, gal dar prezentaciją reikia. Forma ne taip aktualu. Kokia ten yra tos geros skaidrės principas? Vienas sakinys iš 5 žodžių? Jo, 5 žodžių maksimum gali būti 5 žodžiai, daugiau neturi būti. Arba vaizdas geras. Jo, jūs labai savo atsirinkit pačius faktus, nes vis tiek visko nepaminėsit. Pasiminėkit tokius pačius esmingiausius. Jo, nes statistika ten, kur jūs buvo sudėję, tai labai sunku ir skaityti statistiką dėtis į galvą ir tą informaciją, kur jūs sako dėtis į galvą. O kodėl? Laiką pradėsim skaičiuoti, kad tada... Paskui gal vis dar galima atsiųsti tą visą bendravom dar. Skaičiuotis yra ir būšas. Filmavo. Jo. Tai paskui pasidalinsim viską.